Ау. Сколько шашлык? А, 6. Tai vas, ką tik pasėmėm iš pačios geriausios pasaulyje Berlyne esančios vietos kebabinės kebabą. 8 eurai. Čia skaitosi doner kebabas su vištiena ir padažu, nebežinau kaip jis vadinasi, garlic. Tai ką, skanaus. Štai kaip atrodo pats skaniausias Berlyne kebabas už 8 eurus. Tuoj paragausim. Nu ką, ragaujam. 8 eurai. Mėsa skęsta druskoje. Jau negalėčiau 8 eurų mokėti. Nu, bet kaip Berlyne gal čia visai nieko. Žiūrėsim kaip toliau. Tai va, ką tik pavalgiam pačiame skaniausiam ir geriausiam Berlyno, prie Berlyno bokšto esančioje kebabinėje bistro. Rodo laikus. 8 eurai. Mėsa daug druskos, nėra padažo, salotų nerasta. Realiai jaučiuosi tik tai taip, kad susikišęs kažką į skrandį, lyg tai būtų kažkas batonas. Žodžiu, batonas. Bet ačiū chibrytai, gerai darbuojas ir, kaip sakant, važiuojam toliau.忘了再见，是否再也不见？我熬了一整夜，想抱着你的脸，你最后说抱歉，把我困在这个圈，手机里的画面治愈不了。Už mano nugaros stovi pastatas, kuris Lietuvoje būtų panašus kaip kiekviename kaime esantis kultūros namai. Čia patys mažiausi kultūros namai, o Lietuvoje dar vadinamas liaudiškai kultūrnamiu. Ten, kur susirenka žmonės, daro diskotekas ir įvairius teatrus. Arba kaime susirenka didžiulė giminė ir daro giminių balių, arba šiaip kokį gimtadienį švenčia. Tai vat, čia toks vienas iš mažesnių pastatų Berlyne, kaip mūsų Lietuvoje kultūrnamis. Pasigrožėkit. Čia netoliese yra kultūrnamis, apie kurį mes kalbėjom, vienoj pusėje. A čia iš karto po dešinę buvo padaryta baras ir su arkliais galėdavo prie baro prijoti, o vidury buvo tokia didžiulė baleika, bliūdas žemaitiškai arba kitaip talpa, iš kurios gėrė arkliai. Tai didžiulis baras ir padaryta patogiai atsigerti arkliams. Kaip ir minėjau, čia kultūrkė, čia arkliams pagerti, o čia baras. Kaip viskas gerai buvo apgalvota. Užsuki į barą, pabūni bare, pagirdai arklius ir kultūrkiai pašoki.
Ау. Сколько шашлык? А, 6. Tai va, ką tik pasėmėm iš pačios geriausios pasaulyje Berlyne esančios vietos kebabinės kebabą. 8 eurai. Čia skaitosi doner kebabas su vištiena ir padažu, nebežinau kaip jis vadinasi, garlic. Tai ką, skanaus. Štai kaip atrodo pats skaniausias Berlyne kebabas už 8 eurus. Tuoj paragausim. Nu ką, ragaujam. 8 eurai. Mėsa. Skęsta druskoje. Jau negalėčiau 8 eurų mokėti. Nu, bet kaip Berlyne gal čia visai nieko. Žiūrėsim kaip toliau. Tai va, ką tik pavalgiam pačiame skaniausiam ir geriausiam Berlyno, prie Berlyno bokšto esančioje kebabinėje bistro. Rodo laikus. 8 eurai. Mėsa, daug druskos, nėra padažo, salotų nerasta. Realiai jaučiuosi tik tai taip, kad susikišęs kažką į skrandį, lyg tai būtų kažkas batonas. Žodžiu, batonas. Bet ačiū chibrytai, gerai darbuojas ir, kaip sakant, važiuojam toliau.忘了再见，是否再也不见？我熬了一整夜，想抱着你的脸，你最后说抱歉，把我困在这个圈，手机里的画面治愈不了。 Už mano nugaros stovi pastatas, kuris Lietuvoje būtų panašus kaip kiekviename kaime esantis kultūros namai. Čia patys mažiausi kultūros namai, o Lietuvoje dar vadinamas liaudiškai kultūrnamiu. Ten, kur susirenka žmonės, daro diskotekas ir įvairius teatrus. Arba kaime susirenka didžiulė giminė ir daro giminių balių, arba šiaip kokį gimtadienį švenčia. Tai vat, čia toks vienas iš mažesnių pastatų Berlyne, kaip mūsų Lietuvoje kultūrnamis. Pasigrožėkit! Čia netoliese yra kultūrnamis, apie kurį mes kalbėjom, vienoj pusėje. A čia iš karto po dešinę buvo padaryta baras ir su arkliais galėdavo prie baro prijoti, o vidury buvo tokia didžiulė baleika, bliūdas žemaitiškai arba kitaip talpa, iš kurios gėrė arkliai. Tai didžiulis baras ir padaryta patogiai atsigerti arkliams. Kaip ir minėjau, čia kultūrkė, čia arkliams pagerti, o čia baras. Kaip viskas gerai buvo apgalvota. Užsukai į barą, pabūni bare, pagirdai arklius ir kultūrkiai pašoki.
So darling, darling, stand. Džabi, 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 džumu, 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 džana, na, na, na. Daug čigonų prisirinko iš Amerikos ir iš Japonijos ir iš Kaukazo ir iš dar kažkokio Vietnamo. Čia yra pagrindinė vieta, kurioje visi darosi nuotrauką prie šių 4 nuostabių, niekada nesustojančių arklių. Jie visada bėga, o ten aukščiausiai mergelė Marija, dar kitaip Elžbieta II bando kažkur nujuoti. Tiesą pasakius, ten nelabai gerai žinau, gal sumaišiau porą faktų, bet ne tame esmė. Kodėl arka, kodėl vartai? Čia reikėtų paklausti istorikų, jie taip pat neatsako iki šių dienų. Bet ką mes vis dėlto turim? Ką turim ir Lietuvoje? Operator. Mes turime šitą mešką. Šitą mešką mes turim ir Lietuvoje. Taip, jeigu sako, kodėl miršta baltosios meškos, jos nemiršta. Jos nemiršta, nes jos yra visur. Tiek Berlyne, tiek Lietuvoje. Das, was ich gerade gesagt habe. Immer eine kleine Umstellung. Ein bisschen durchhalten. And you're against it? No, right? No. And now here comes the trick question. Are you still paying for animals? Yep. Yeah, okay. So what's the solution from this moment on? No solution. No solution? No solution. What when I have a solution for you? Today's a You- good day for you. you Yeah, have? yeah, absolutely. Okay. If you're against Hallo. Sprechen Sie hoch. Štai kaip atrodo 7 asmenų dviratis taksi. Berlin. Tidim. Matot? Koks garsas. Čia kaip selas, tik tai trūksta šviesų. Griebiau širdies. Užsukome Berlyne į turgelį. Čia yra menas. Iš tikrųjų, mes patekome į tokį menininkų turgelį, kuriame visur yra pilna meno. Tiek čia menas. Eikime pažiūrėti, gal ir mes, ką nors įsigysime iš šito meno. Nu ką, šitam turgelį aš radau tokią moterį, laisvamanę, kuri tiesiog atsikėlus ryte, užsidėjus akinukus, peša cigarą, tepa sumuštinuką ir po audringo savaitgalio jai, kaip sakant, viskas po jum. Tai šitą dovana, kai, šitas paveikslėlis keliaus mano draugui. Vyksta lošimai. Ateik parodys kaip lokšta. Pažiūrėk kaip pinigus. Ben oyna. Al senin paraları. Ben al. Užstoja. Va šitaip mėtom yra kauliukai, 3 dėžutės ir vienas kauliukas atsiverčia, kuris atspėja duoda pinigų. Bet čia yra visi giminaičiai ir broliai, tie, kurie laimi, o kas nelaimi, tas yra žmogus iš gatvės. 3-4. Į Haise Edward. Ne, žiūrėkit, yra taip. Čia yra Reichstagas, taip. O Reichstage buvo kas, jeigu taip trumpiau tariant. Vieną kartą Reichstage buvo taip. Hitleris atvažiavo, į Vokietiją. Jį atvežė kaip emigrantą iš kažkokios tai ten Azijos,
Nu, bet istorija sako, kad jis gimė, nu, bet tebūne, nesvarbu. Jisai čia pasikėlė biškį ant šaibų ir galvoja, nu ką, reikia imti valdžią. A komunistai turėjo didžiąją dalį surinkę balsų, nu, kad laimėti tuos visus tos pirmininko, tos kolūkio pirmininko, tos, nu, kaip sakyt, valdovo šalies kažkoks ten, žinai, daugumą balsų turėjo, bet Hitleris irgi ten kažkur atsirado toj vietoj ir sako, žiūrėk, mes prakišim, žinai, čia viską pralošim, kaip sakant, tikrai nelaimėsim. Tai jisai paėmė vieną vakarą, atvarė čia su draugeliais ir padegė Reichstagą, o Reichstagas buvo tuo laiku, tai jų Seimas. Ir apkaltino komunistus, kad jie, tipo, sako, jūs čia asilai, žinai, padegėt savo Seimą, žinai, ir taip toliau. Tai galiausiai žmonės gal pagalvojo, blet, tai mes už komunistus balsavom, tie padegė savo Seimą. Tai конечно, už Hitlerį, bum, 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 visi sudėjo parašus ir Hitleris laimėjo, dėl to vat, ir taip gavos, kad daug žydų mirė.